Kokie yra tavo 3 būdai akimirksniu pagerinti nuotaiką? Tai pirmas būdas tikriausiai būtų fizinis aktyvumas, treniruotė kokia nors. Antras būdas - laikas su savo drauge. Man labai svarbu moteriškas energijos apsikeitimas ir skanus maistas. Jeigu reiktų pasirinkti tik vieną masažą visam gyvenimui, koks jis būtų? Anticeliulitinis masažas viso kūno, tai tikriausiai daugelis moterių pasirinktų tą patį. Koks buvo tavo didžiausias grožio atradimas pastaraisiais metais? Tai kas liečia išorinių grožį, aš išskirčiau tokius 2 savo atradimus, tai būtų glutationas ir vitaminas C. Stiprus antioksidantas ir tikrai mano atveju tai puikiai pasireiškia odos švytėjime ir mano geresnei savijautai. Kokie 3 maisto produktai visada yra tavo virtuvėje? Tai aš išskirčiau gal daugiau 3 maisto produktų grupės, tai būtų šviežios žalios daržovės, vaisiai, kas būtų dažniausiai obuoliai ir uogos įvairiausios, ir arba paukštiena, arba žuvis. Kokia geriausia investicija, kurią padarys savo sveikatai šiais metais? Tai vienareikšmiškai masažo studija būtų, o kitas dalykas tai investicija į savo srities specialistus, kas liečia sporto, treniruotės. Didžiulis pokytis yra ir kūne, ir progrese, kai su tavim dirba savo srities profesionalai, tai investuoti tikrai verta. Jeigu turėtum tik 1 valandą per dieną savęs priežiūrai, ką pasirinktum? Vienareikšmiškai masažą.